Gruodžio 10 dieną Raseinių rajono kultūros centre prasidėjo 2 dienas truksianti Kalėdų mugė. Šis renginys vyksta pirmą kartą, tai yra Kalėdinė mugė ir kadangi šiemet yra bendruomenės metai, tai mes norėjom šios metus užbaigti būtent Kalėdinę mugę ir sukviesti Raseinių miesto įvairias bendruomenės, sudalyvauti, būti kartu ir žodžiu laukti tų gražių Kalėdų. Jūs kaip iš administracijos ar ne atstovė, kaip vertinat tokią idėją ar palaikot? Aš labai džiaugiuosi, kad kultūros centras turi labai gabius, talentingus darbuotojus, asmenybės, kurių dėka šiandien jūs, kaip jau apėjote visą kultūros centrą, matote, koks yra padarytas darbas ir kokį mes rezultatą turime šiandien. Labai noriu pakviesti visus ateiti rytoj. Kaip šiandien atėjote visi, labai kviečiame ateiti rytoj, o pas mus rytoj? Rytoj 16 valandą, kai pasibaigs mugė, reiškia, didžiojoje salėje vyks adventinis vakaras, kurį mums dovanoja Raseinių rajono kultūros centro mišrus choras Šatryje ir mėgėjų teatras Braižas. Tai 16 valandą rytoj bus toks kaip ir šito renginių ciklo pabaigtuvės, taip pasakyti. Ir taip pat noriu pasakyti, kad ši mugė yra netradicinė ne tik tai dėl to, kad įvyksta kultūros centre, tarkim, ne kur nors aikštėj, bet dėl to, kad čia vyksta įvairūs edukaciniai užsiėmimai, įvairios dirbtuvėlės, kas tikriausiai labai sudomina žmonės. Tai yra kaip pavyzdys Kalėdų senelio tarnyba, kalėdaičių kepiklėlė, vaikų žaidimų kambarys. Tai yra viskas viename, viskas, ko reikia šeimai, ko reikia vaikams ir tėveliams, viską gali rasti šiandien ir rytoj kultūros centre. Mugėje veikiančios kepyklos kuratorė arba kitaip sakant gaspadinė džiaugiasi raseiniškių susidomėjimu ir vos spėja suktis kepdami kūčiukus bei kitus skanėstus. Sugalvojom, kad prie kalėdinės mugės labai tiktų kalėdiniški kvapai ir aš sugalvojau kepti šlyžikus vadinamuosius, o aušrelė sugalvojo vaflius kepti ten palei savo receptūrą. Va taip ir sužaidėm nuo ryto. Darbo daug, bet smagu, kad puodai mūsų tuštėja, jeigu jie būtų pilni, žmonės praeitų ir mes verktume, jeigu niekas nevalgytų. Tai va, mes labai džiaugiamės, kad mes esame reikalingos. Ar tikėjotės tokio susidomėjimo? Tikėjomės, nežinau, kad kvapai visada labiau vilioja už visokius molinius puodus. Tai klausykit, tai kepat ar ne tik tai tuos, kaip sakat, šlyžikus ir vaflius, ar ne? Galbūt planuoja dar rytoj kažką papildyti meniu? Rytoj nieko nepildysim, nežinau, kad jau labai visi nori pirkti iš mūsų, daug namo neštis. Sako, mes taip nesuspėsime, mes tikrai nepramoniniai žmonės, mes dėl tradicijos leidžiam ir vaikiukam pažaisti, pakočiuoti, aušrytė leidžia vaikam pasibandyti, kaip ten sutvarkyti, taip toksai va, kaip ugdomasis tegu būna, mes tikrai, sakyt, jau turėtų būti didelis pulkas žmonių, kad mums padėtų. Netokias, kaip sakyti, darbo technologija turėtų būti, kad mes taip kitaip darom, palei senus receptus, skaitykit paprastai, liaudiškai, ir šliužukų receptūra labai paprasta, ten cukrus, mielės, vanduo, miltai ir mes taip gyvenam. Kultūros centro darbuotojai džiaugiasi šio projekto sėkme ir tikisi, kad tokią mugę pavyks organizuoti ir kitais metais.